Labadiena, Dalia. Labas, Silvija. Malonu tave matyti. Labai tikrai smagu, kad ir taip matomės, bet susitikom turbūt tokią kitokioje aplinkoje ir kitokią progą pakalbėt, susipažint, turbūt irgi, aš galvoju, kad turbūt ir sužinosim vieną apie kitą to, ko galbūt ir dar nežinom. Ir taip galim pakalbėti nuo to, kaip mes aplamai susipažinom. Nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo viskas turbūt tiek pas mane, tiek pas tave šiek tiek skirtingai, bet į tą patį kelią atvedė, tai savanorystė Aplinijoj. Iš tikrųjų kažkaip tai ir pagalvojau, kad niekada tavęs ir neklausiau, kaip tau kilo mintis užpildyti tą anketą, nes mano istorija yra tokia, kad aš tiesiog banaliai skrolinau Facebook'e, užkliuvo akis. Apie savanorystę iš tikrųjų esu galvojęs ganėtinai senai. Turbūt vėl aktualios temos, kadangi vaikai tai vaikų linija, kažkada netgi turiu savo pažįstamų rate, kurie savanoriauja niekieno vaikuose, kur mano suvokimu labai kilni misija yra ir turbūt labai jautri tema. Tada kita mintis šuniukai, kas man irgi visą laiką yra labai prie širdies. Ir turbūt dar kitas dalykas, kad aš suvokiu ir suprantu, kad tai tie gyvieji organizmai, kurie mažiausiai gali pasirūpinti savim, jie yra visiškai priklausomi nuo žmogaus. Ir turbūt, kai iššoko tas toks kvietimas užsirašyti į savanorės, aš pagalvojau, kad jeigu jau aš jį matau, nes praskrolinau 3 kartus ir vėl grįžau ir vėl praskrolinau, tai supratau, kad jeigu tai atsirado dabar, tai turbūt tai atėjo laikas užsirašyti į savanorystę ir papildyti gretas. Tai tokia mano istorija, kodėl aš nenuėjau pas vaikus arba kažkur kitur. Ar šuniukus? Ar šuniukus. Šuniukų neatmetu dar, nes vėlgi aš manau, kad irgi tas savanoriavimas, jis yra dėmesys. Tai šuniukai tikrai ateis. Turbūt kitose savanoriavimo vietose tikrai negalėčiau savanoriauti pas senolius. Dabar sakau, kol kas. Nes, man itin irgi jautrus segmentas. Aš tiesiog galvoju, kad žmonės, kurie jau nugyvenę savo didžiąją dalį gyvenimo, atidavę turbūt visuomeniai daugą, ir lieka vieniši ir negali savim pasirūpinti, tai aš taip galvoju, kad man itin jautru. Ir turbūt čia man būtų ašarų pakalnė. Daugiau vaikai, vėlgi, neatmetu galimybės tenai grįžti kažkada, nes mano vaikai jau tokie, kaip sakant, paauginti. Bet manau, kad visą laiką motinos ir vaikų santykiai, jie bet kokiu atveju liks labai glaudus, aš labai tikiuosi. O moteris, turbūt, kadangi pati moteris. Logiška. Ir turbūt susidūriau su tokia situacija, kad aš galėčiau padėti moteriams jau turimomis savo žiniomis. Tiek gyvenimiška patirtim, tiek iš darbinės sferos atsineštom patirtim. Tai turbūt, o todėl moterų. Nes tai yra konsultavimas. Tai viena iš tas dedamųjų, kad tu turi bendrauti per telefono liniją. Aišku, šiais laikais to ragelio nebeliko, bet vis tiek tai yra konsultavimas. Tai nėra kažkoks, kur ten sriuba, kaip maltiečiai neša senoliam, ten fizinis susitikimas. Tai reikia mokėti bendrauti, užduoti klausimus tinkamus žmogui. O pati kaip atėjai?
užbaigiau mokslus, kadangi motinystės laikotarpis su leliuku namie ir tą laiką kažkaip man norėjosi dar užpildyti, kad aš nedirbu. Man toks poreikis buvo, kad aš tada mokslai, pasibaigė mokslai, jau nedaug liko coachingo. Beje, mus irgi siejanti tema. Coachingo mokslai į pabaigą ir kas toliau, galvoju, ką aš toliau, kažką dar reikia daryti. Man tarsi bus vakuumas. Ir užimtumo tarnyboje radau savanorystę. Pasirodo, geras, čia užimtumo tarnybų aš galiu kažką tokio daryti, tiesiog neatlygintinai. Ir esu savanoriavus gyvendama Norvegijoje, lietuvių bendruomenės renginiuose ir tas jausmas buvo toks labai, labai geras. Kad visi kartu kažkokį darom dalyką, grupė žmonių ir tiesiog darom ne už kažkokį atlygį apčiuopiamą, nieks tau neįkris į sąskaitą gale mėnesio, bet dėl to, kad labai faina ir žmonėms bus labai dėl to smagu ir gera. Nes tu skiriai jiems savo tą laiką. Ir man tas jausmas, pamenu, patiko ir aš galvoju, grįšiu į Lietuvą, tiek yra visokių organizacijų ir jeigu tik turėsiu galimybę, norėčiau irgi savanoriauti. Ir taip kažkaip, matyt, sukrito laiku. Kiekvienam dalykui turbūt savas laikas yra. Ir labai džiaugiuosi, kad užpildžiau tą anketą, nes dar buvo toksai, ar čia aš praeisiu, ar aš čia tinkama šitam dalykui. Nes yra mokymai, atranka visų pirma, o paskui tik mokymai. Ir galbūt sustiprino, kad coachingė išmokau būtent teisingai klausimus užduoti, komunikuoti teisingai, neįžeidžiant kito, nes kartais netoks klausimas gali žmogų visai kitaip paveikti, visai ne taip, kaip tu tikiesi. Tai, nes mums skambina dažnai žmonės turintys psichikos problemų, jautrios asmenybės ir jautriai reaguoja į kiekvieną dalyką, tai tos žinios, kur per coachingo mokymus labai man jaučiu ir praverčia. Tai taip kažkaip viskas sukrito taip, kaip turi būti, atrodo. Tai taip ir atsidūriau savanorių mūsų. O kas patinka savanoriauti? Kas patinka, tai patinka turbūt nuo pat pradžių, kas man labiausiai patiko, tai moterys, kurios ateina į tą savanorystę, nes ateina vis tiek tam tikri žmonės, su tam tikrom vertybėm, pasaulėvoka ir randi ten tą, kuri buvo ir minima pačioj pradžioj, jūs rasit bendrystę savanorystėje, bendruomenę. Ir greta to, kad aš grįžau iš užsienio, aš vis tiek nutrūkė daug ryšių, daug santykių, išvykau labai jauna studentė ir jau ta aplinka gerokai pasikeitus, tų ryšių daugybės nelikę draugysčių. Tai aš atradau bendruomenę, žmonės, drauges. Tai tas man labai patinka. Ir tas jausmas, kad tu kažkam, kurio ten net nematai, tai girdi balsą bendraudama, ragelį virtualų, tu esi reikalinga tą akimirką. Ir tas reikalingumo jausmas žmonėm be galo svarbu. Ir kaip matom, daug žmonių, kurie skambina, jie dažnai jų yra pagrindinė problema, jaučiasi nereikalingi. Kažkur iškritę, vienišumas. Didžiulis vienišumas, nes jie skambina ne dėl to, kad jiem reikia pagalbos, jiem reikia pasijusti ne vienišiems tą akimirką, kažkam reikalingų. Ir kartais tiesiog tai, kad tu išklausai tą žmogų, būna, aišku, jam ir labai ten krizinių situacijų ir sunkių. Ir tu buvai ir tu gale jauti pokalbio, kad jo balsas pasikeitė, jo kvėpavimas pasikeitė, galbūt nustojo verkti. Ir be galo geras jausmas, kad aš su savo kažkokiais įgūdžiais vis dėlto sugebėjau pakeisti jo būseną, jam yra šiek tiek geriau, šiek tiek lengviau. Gal aš visų problemų neišsprendžiau, bet tą akimirką jis pasijuto šiek tiek geriau ir tas jausmas turbūt labiausiai patinkama. Ir kad nesvarbu, kokį paros metu mes ten būdim ir iš moterų girdžiu, kad
nekalba apie tai, kad, oi, kaip aš čia pavargau labai, bet dažniausiai kalba apie kitus dalykus. Kad gera savanoriauti iš tikrųjų. Aš to pantrinčiau, turbūt atsiranda tam tikras prasmės jausmas, nes vėlgi turbūt skiriant savo laiką, tu jį skiri prasmingai, nes tikrai taip yra skambinančių ir tokių situacijų, kur tikrai jautiesi padėjęs žmogui rasti išsinarplioti iš savo situacijos, padėti rasti tą savo kelią, jo, nes tikrai būna ir skambinančių, kurie skambina su tokiom sujauktom mintim, kur niekas tikrai nepadeda, arba vėlgi, kadangi linija anoniminė, kartais drąsiau atsiverti kažkam, kuris pakelia tau ragelį, negu, nežinau, draugui, mamai, sesiai ar kažkam tai artimam. Kartais tikrai reikia to, kuris tiesiog tave išklausytų. Ir tau, kaip ir tu minėjai, užduotų teisingus klausimus, kad pats rastum atsakymą. Tai man savanorystė yra labai daug susijęs su prasme. Žmonijos prasme turbūt taip. Ir vėlgi tikrai yra skambinančių ir tų žmonių, kurie susiduria su kažkokiom kitokiom problemom. Ne gyvenimiškom problemom, o psichiniam problemom ir taip toliau ir panašiai. Ir aš puikiai suprantu, kad aš net ir girdėdama tą patį pašnekovą jau kokį 3 ar 5 ar 6 ar 19 kartą ir girdėdama tą pačią pašnekovo, tą pačią istoriją, pasakojančią tais pačiais žodžiais, aš suprantu, kad aš nuimu tam tikrą spaudimą nuo jo artimos aplinkos. Nes turbūt vėlgi, jeigu tu artimoje aplinkoje turi kažkokį tokį atvejį, jo, tai tu negali nuo jo pabėgti, išeiti, apsisukti kaip nuo svetimo žmogaus, pamiršti, nebedraugaujam. Tai yra tavo gyvenimo dalis ir aš puikiai suprantu, kad aš nuimu ne tik nuo šito skambinančio žmogaus kažkokią tai įtampą, padedama jam, išklausydama, bet ir nuo jo aplinkinių. Tai manau, kad tikrai tas prasmės jausmas savanorystėj, jisai turbūt užima, man asmeniškai tai turbūt užima tą aukščiausią tašką, prioritetinį. Nes, tai kaip čia kalbam apie tą piramidę mūsų gyvenimo, tai kaip pirmiausia skrandim pasirūpink, savo skranduku pavalgydink, o ten tik tai pačiam viršui tai atsiranda tie dalykai, kaip kažkaip įprasminti gyvenimą. Tai jeigu esi jau sotus, aprengtas šiltai, turi net ten šeimą kažkokią tai ar savo mylimai, bet vis tiek pačiam viršui tu ieškai kažkokios egzistencinės tos prasmės. Tai turbūt čia yra arti to, nes tu nieko štai negauni, nei sotumo, nei šiltą rūbą. Savanorystė duoda tik tą tokį jausmą gerą, kad aš kažkaip tai tą laiką praleidau labai prasmingai. Nes tu gauni kartais ačiū tu negauni, neišgirsti iš to žmogaus, kaip atlygio tokio. Tai net to kartais nebūna. Dažnai to nebūna. Tiesiog įsijungia ragelis, nes žmogus nulinio emociškai ir tiesiog padėjo ragelį. Tai bet tu juk žinai, kad jam geriau yra, jis padėjo ragelį, nes jam palengvėjo. O tie sunkiausi atvejai, tai turbūt jo depresija sergantys žmonės, ar šizofrenija, ar kažkokiais kitais psichikos sutrikimais, jų aplinkai be galo sunku klausyti tą patį per tą patį, kaip jie jaučiasi negerai, kaip jie verkia. Išbūti yra sunku ir girdi, kad nieks jau nebenori jų girdėti, o čia jiem erdvėje būti išgirstiem dar kartą. Tai jo, tai tu padedi ne tik tam žmogui, bet ir greta esantiem, jeigu tokių dar yra šalia to žmogaus. Taip.
Kaip galvoji, pati savanorystė visuomeniai prasminga jinai, ar turi prasmės visuomeniai? Visuomeniai, be galo, tai tos talkos, kurias mes ten mokykloje darydom, kurios irgi buvo savanorystė, tam tikrą prasme, nugreboti lapus, sudžiūsius rudeninius lapus ten bažnyčios ten teritorijoje. Kur mus vesdavosi, ar ten parinkti šiukšlių parke vietiniam. Tai be galo prasminga veikla. Tiesiog tai skamba mums talkos, tai tokius. Tai atsimenu, jos sovietmečių ten tokie atgyvena ir tikrai taip su tokia. O dabar mes tai vadinam, darom akciją, išvalom savo aplinką, darom tas pačias talkas, tik tai įvardinam kitaip, ar įvardinam savanorystę. Savanorišką veiklą kažkokią. Nieks mūsų jau į tas talkas nevėja, bet kaip gražu, kad žmonių daugiau atranda prasmę savanorystėje. Gal vienas iš tų dalykų, kad tas bendruomeniškumas ten atrandamas, o žmonės ieško žmogaus, jaučiasi vieni šitam skaitmeniniam pasaulyje dabar. Draugai dažnai yra virtualūs ir norisi matomai to gyvo kontakto. Ten tu nueini, randi tokių panašių į tave. Ir bendramžių, nes yra jaunimo organizacijų įvairių, kur irgi savanorystė užsiema jaunimas. Yra vyresnių žmonių, vilties linija, tai dažnai pensijinio amžiaus žmonės eina tą patį, ką mes darom kitiem jų bendruomenės nariam. Tai be galo didelė prasmė. Tai yra, aš manau, tai visais laikais kažkokia forma buvo. Net ten, nežinau, turbūt kažkokiais. Tai viduramžiais irgi būdavo elgetom kažkokie tai ponai sugalvodavo, kad reikia net lygintinai kažkaip pasirūpinti tom elgetom, jiem kažkokios tai gal ten sriubos irgi atnešt bliūdelį. Bažnyčia dažnai tai darė. Visai, kiek jinai yra. Tai ligoninės pirmosios, taigi bažnyčia irgi darydavo tas skurstančiųjų ligoninės būdavo tas medicininė pagalba kažkokia. Tai šiais laikais mes, kai esam tokie visko pritekę, tai būtų keista, kad to nebūtų. Kad mes sakytume, tai čia irgi tik aš esu svarbus ir taip čia mūsų ego jau tiek pritenkintas, kad aš nenoriu dalintis. Tai tam individualizmo amžiuje žmonės pasijunta labai vieniši ir ieško kažkokios prasmės, kurią mes čia ir radom. Tai gerai, kad jie dažnai pagalvotų, kad ta prasmė, kaip čia man dar save labiau palinksminti, ką aš čia dar turiu, ar čia gal man dar vienos kelionės reikėtų kažkokios į egzotinę šalį, ten čakros man atsivers. Gal tau čakros atsivers, jeigu tu nustosi galvoti tik apie save, kaip save palinksminti, bet pagalvosi apie kitą. Tai čia gali tikrai čakros labai atsivert, kai mes šnekėjom. Aš iš tikrųjų apie tą visuomenę tai išsitraukiau šiokios tokios statistikos, nes labai įdomu pasidarė vėlgi, kadangi tų savanorių gretos didėja ir mes matom, kaip jos didėja, tiesiog įdomu pasidarė, kokia ir ar yra ta statistika ir kokia ta statistika. Pasidalink. Tai tą, ką man pavyko rasti, tai kad pasauliniu mastu apie 2,1 milijardo žmonių savanoriauja kiekvieną mėnesį. Wow. Ir tai sudaro 34,5% darbingo amžiaus žmonių pasaulyje. Tai iš tikrųjų nustebino skaičiai, nes aš kažkaip tai galvojau, kad ties kažkokiu 12% ir apsistos. Tai ir pirmas dalykas, kad iš tikrųjų perskaičius, kad tikrai džiugina, kad nėra taip
Nors ir ta visuomenė sako, kad ateinant su skaitmeniniu amžium, ne, mes užsidarinėjom ir ta mūsų visuomenė tokia tampa labiau aš pats ir mano telefonas, kompiuteris, planšetė arba kažkas. Tai kad tiek daug žmonių savanoriauja pasaulyje tikrai labai smagu ir džiugina. O kaip skiriasi tas procentas, čia vakarų pasaulis, ar skiriasi labai nuo, tarkim, kokios Azijos šalių ar Afrikos? Iš tikrųjų, tiek detaliai nenagrinėjau, bet ačiū už mintį, reiks pasidomėti. Nes įdomu, matomai, mes kai kalbėjom tos bendruomenės, kur gal aplamai bendruomeniškumas tiek nenunykęs, tai ta savanoriška vienas kitam pagalba, ne per kažkokias organizacijas, gal net yra dažnesnė. Įdomu, kaip skiriasi nuo mūsų to modernaus pasaulio. Europoje ir Centrinėje Azijoje savanoriauja mažiau žmonių, tai apie 24 procentus žmonių. Ir didžioji dalis savanorystės, apie 70% vyksta ne per organizacijas. Tai reiškia, kad, nežinau, net ir tas pats padėjimas kaimynui žolės, nušienavimas, šiukšlių išnešimas, irgi yra iš tikrųjų savanorystė. Nebent kaimynas kiekvieną dieną ateina tavęs ir paprašo, kad tu tos jo šiukšlės išneštum. Kalbant apie Lietuvą, ką radau, tai apie 35% Lietuvos gyventojų yra bent kartą savanoriavę. Tai turbūt vėlgi galima ir į statistiką įtraukti ir tavo minėtas daroma akcijas, ir tos pačius gyvūnų prieglaudose šuniukų pavedžiojimus. Tai vis tiek tai yra savanorystė. Iš jų tik apie 12% savanoriavo per paskutinius metus. Tai yra aktyvus savanoriai dabar. Tai reiškia, mes su tavim irgi įkrendame į tuos 12%, ir pagal apklausos duomenis 26% žmonių norėtų savanoriauti, bet dar nepradėjo. Tai tai jeigu tos 26% papasakot apie pačią savanorystę, plačiau ir ką jinai duoda ir kiek tai suteikia naudos pačiam savo, tai turbūt irgi tie 26%, manau, kad greičiau apsispręstų. Kaip tu manai, kas tos žmonės stabdo? Turbūt negalėčiau taip absoliutinti ar apibendrinti visų, bet vėlgi, kadangi mes su tavim dirbam pagalbos linijai, moterų pagalbos linijai savanoriauja. Tai mane pačią turbūt iš pat pradžių pirma mintis buvo tokia, kad tai aš dabar užsirašysiu į savanorystę ir mane čia kaip, aš užsirašau ir tada kitą dieną mane sudina ten prie to telefono, man skambina ir ką man sakyti. Tai iš tikrųjų vėlgi tiek, kiek aš žinau ir tiek, kiek esu girdėjus, kad visuose emocinės pagalbos linijose tai vyksta apmokymai, nes tikrai taip nėra ir pati turbūt, nežinau, vėlgi galėsi pasidalinti pačios, koks jausmas buvo, nes ir mes pačios praėjom mokymus, kaip kalbėti sudėtingais atvejais, kaip kalbėti, jeigu yra kažkoks tai, nežinau, savižudybės atvejis, ką sakyti tam žmogui. Tai turbūt tie 26%, kurie norėtų savanoriauti, bet dar nepradėjo, manau, kad nors atrodo informacijos daug, bet jos turbūt nepakankamai aiškios, galbūt taip galėčiau pasakyti. Nes čia kaip dažniausiai ir būna, kaip ir bet kurioje turbūt organizacijoje, kai tu ilgą laiką dirbi, tau daugelis dalykų tampa tos organizacijos savaime suvokiamu. Ir tu net nepagalvoji, kad naujam darbuotojui, tiesiog jis nesupranta, apie ką tu kalbi. Tai aš manau, kad ir su savanorystės ir savanorių pritraukimu turbūt irgi yra taip, kad
senieji savanoriai kartais turbūt net nežino, ką konkrečiai iškomunikuoti, ne, tam besidominčiam, jo, kad nuimtų jų baimės, jų netikrumą, ne, kažkokias tai, nes vis tiek, jeigu jau tu galvoji apie savanorystę, tai kažką tai tu nori duoti, kažkokią prasme tame matai. Tai sakau, aš manau, kad to atgraso tos visos informacijos nežinojimas. Tai jo, tai informacinė sklaida tokia galbūt galėtų būti geresnė. Nuo ko tu pradedi, jeigu nusprendi būti savanoriu, tai kokia ta pradžia. Ir taip, kiekvienas gali galvoti, ar aš čia tikrai sugebėsiu teikti emocinę pagalbą. Ar aš čia turiu turėti kažkokių specifinių žinių, galbūt kažkokių psichologijos žinių ar su sociologija susijusių kažkokių tai gebėjimų specifinių, bet pas mus savanorių rate, virš 100 savanorių dabar yra per Lietuvą, tai yra labai įvairių moterų su įvairių išsilavinimu, įvairiaus amžiaus ir visos jos praėję mokymus sugeba tai daryti. Tai duoda pasitikėjimo, labai geri, stiprūs mokymai, kuriuos mes praėjom iš tikrųjų. Ir labai daug praktikos ten buvo tokių, kur man labai patiko, kai mes imitavom tas situacijas, savanorės, kurios jau daug metų savanoriauja, jos turėjo parinkę atvejus ir jos imitavo tą klientą ir, buvo labai stipru, kad aš atsimenu tada, kai teko klausyti to pokalbio, net ne aš konsultantė buvau, bet man šiurpuliukai per kūną ėjo, kaip buvo parengtas toks sunkus atvejis ir su juo susitvarkoma yra, nes mes turim gerus mokymus praėję ir gaunam tas basic, tą visą informaciją, kurios reikia. O visa kita, tai čia kaip ir automobiliai, kad ir tu baigėjai egzaminus, bet tu dar nesi pats tvirčiausias vairuotojas, tu dar gauni tą žalią lapą ir tą tokį, kad tu esi pradedantysis, tu ir neprivalai visko žinoti. Mes ir neprivalom viską tobulai atlikti gyvenime ir šiuo atveju dėl to irgi nereikėtų prisimti tokią atsakomybę labai didelę už kiekvieną, kuris paskambina, kad tu gali, kaip ir mums sako, dažnai išspręsti visas jų problemas. Ne, mes neišspręsim jų gyvenimų problemų, bet galim šiek tiek padėti pasijusti geriau. Ir tą informaciją mes gaunam, ką reikia daryti tokiu atveju. Tai va. Turbūt tavo paminėtas toks irgi dalykas, kad kas atgraso nuo savanoriavimo, turbūt žmonės galvoja, kad nesugebės padėti išspręsti problemos, su kuria skambinantysis. Ja. Bet turbūt tame ir yra esmė, kad mes ir nesam atsakingi už kito žmogaus problemas. Pats žmogus žino savo teisingiausią atsakymą savo. Ir kas tai bebūtų, ar ten klausimas apie santykius, ar klausimas apie darbą, ar nežinau, klausimas apie emigraciją, ar man čia išvažiuoti ar neišvažiuoti. Tai manau, kad pats žmogus geriausiai žino savo atsakymą. Ir tas savanoris, jisai nėra, kaip aš sakau, visų galų meistras ir visų sričių ekspertas. Jisai toks ir neturi būti. Jisai, kaip tu ir minėjai, jisai turi turbūt galėti išklausyti ir atliepti. Tinkamai dar užduot klausimą. Taip, ir girdėti tą žmogų, apie ką jisai kalba. Beje, apie tą tylą savanoriavimo metu, tai tikrai buvo pačioje pradžioje sudėtinga tylėti. Nes turbūt apie ką mes su tavimi ir anksčiau esam kalbėję kažkada, kad mes esam mokomi turbūt nuo mokyklos suolo užpildyti tylos pauzės. Mokyklai, kai tu kažką tai atsakinėji,
ne, nu, tikisi visi, kad tu atsistosi sklandžiai, jo, ir atsakysi. Kai tu, nežinau, rašai mokyklai kontrolinį, kad tu jau viską atsisėsi ir atsakysi. Ir kai savanorystėj ir mus bemokančios pačios lektorės minėjo, kad duokit tylos, duokit žmogui pagalvot. Ir tai pačioj pradžioje iš tikrųjų yra tokia vidinio nejaukumo. Nes ir imituojant tas pačias mokymų metu, imituojant tas pačias situacijas, kai tavo klientas pasakoja savo istoriją, sustoja ir tau labai labai norisi, man bent jau labai norėdavosi iš karto klausti kito klausimą. Ne, ir tas mokėjimas sustoti tikrai labai daug atveria. Ir pačiam žmogui atveria ir man kaip konsultantui atveria, kad toj tylos pauzėj mūsų smegenys apmąsto, ką mes pasakėm, mūsų smegenys ieško sprendimo, nes jos dirba nuolatos ir tos tylos pauzės jos nėra blogis, jos yra galimybė rasti atsakymą. Ir tas, kad savanoris nėra tas, kuris visus žino visus atsakymus, galbūt irgi tai yra tas tam tikras toks dvėjojimas ateiti į savanorystę. Nes tu įsivaizduoji, kad tai yra, tu konsultuosi, tau skambins ir tu turėsi kažkaip išspręsti, žmogus su problema paskambino. Tu turi spręsti tą jo būseną, išspręsti kažkokią tai gal problema, kažkokia tai įvykis, krizė, bet mes nesprendžiam. Nes įrankiai pas tą žmogų yra, kokie yra ir tu tik tai tinkamų klausimų jį gali nukreipti link sprendimų. Tai dėl to ir pokalbis ir turi būti 80% to žmogaus ir tavo tik 20%, tai tiem klausimam tinkamiem. Ar kažkokiem palaikomiem žodžiam. Jeigu tai yra krizė, tai tu turi palaikyti tą visų pirma žmogų, kad jis nepalūžtų. Ir jeigu tai yra galimybė erdvė padėti jam susidoroti su kažkokia problema, tai tinkamai jį nukreipti, tinkamai paklausti. Tai tas, kas labai yra vertinga, tu išmoksti užduoti klausimus. Nepatarinėjai, o išmoksti užduoti tinkamai klausimą, kad tas žmogus pats tą atsakymą rastų, be patarimus, pats savo patarėjas tampa. Tu įgalini jį, tai labai vertingas dalykas, ką irgi mums duoda per mokymus ir tada nekyla jokių problemų susidoroti su bet kuriuo skambučiu. Jo, tas pat, kaip aš sakau, tavo paminėtas patarimų dalinimas turbūt irgi yra tas, stačiau šalia tylos pauzių, kur kartais tikrai nori, net pajaučiu, kaip prikandu liežuvį. Taip. Norėdama tam žmogui patarti, kaip atrodo man iš mano pozicijos, kaip jam būtų geriausiai išsivinioti šitoje situacijoje. Bet vėlgi čia yra mano matymas. Aš kalbu iš savo patirties ir mano patirti buvo vienokį ir kitokį įvykį. Jo patirtis turbūt kardinaliai skiriasi. Jo gali būti visiškai net ir patirtis, ir aplinka skirtis, ir mano patarimai turbūt, jam gali atrodyti, nežinau, nieko verti. Taip. Tai šitas, kur irgi būkite atsargas su savo patarimais, tai jisai irgi yra toks vertingas pasakymas, kuris irgi yra turbūt pamoka ir savo. Nes vėlgi grįžtant prie tų pačių mokymų, savanorių mokymų, ką aš išsinešiau, tai labai daug apie save. Kad ne tik kaip atliepti skambinančiojo jausmus, norus ir taip toliau, bet labai daug apie save. Nes vėlgi tuose pačiuose mokymuose tai buvo tam tikros temos, kurios mane labai nustebino, kurios buvo
nejaukios, kurių bijojau, bet radau savo labai daug atsakymų. Apie save, apie tai, ko aš noriu ir ko aš nenoriu, ką turėčiau paleisti ir kas jau man atitarnavo ir padėkot, pasakyti ačiū šitai patirčiai ir žygiuojam toliau. Tai turbūt tas va. Dar vienas akstinas, kodėl reiktų ateiti į savanorystę, tai yra labai daug ir apie patį žmogų pasako. Apie mane. Tai tas momentas, kad savanorystė, tai ne tai, kad tu kitiem labai daug turi galimybę duoti kitiem, bet visų pirma dar gauni pačioj pradžioje labai daug apie save per tuos mokymus. Tai yra toksai įdomus dalykas, kad kai duodi, tai pats labai daug gauni. Tai čia per visus galus iš tikrųjų tai patyrėm, nes taip, tai tu išmoksti komunikacijos, jeigu tu iki tol galbūt kažko nežinojai apie teisingą komunikaciją, tai tu išsineši tam tikrus įrankius, juos gali naudoti su savo aplinka, su aplinkiniais. Sužinai, kadangi psichologės mūsų ruošė mokymų metu, kaip mes dirbsim su klientais, tai mes praėjom visą tą pirmiausia savo išsivalėm vidų, pačios apie save turėjom išsiaiškinti savo kažkokias galbūt užslėptas traumas, patirtis traumatinės, nes bendraujant su žmogumi, kuris paskambino su panašia patirtimi, gali išlysti tavo kažkokios tai jautrios vietos. Tai pirmiausia, mes turėjom save pasitikrinti. Ar mums viskas gerai ir mes iš tikrųjų galim konsultuoti. Tai matėm nemažai atkrito moterų, kurios galbūt nepraėjo šitos atrankos dėl jų pačių kažkokių tai dar neišgyventų iki galo gyvenimo momentų sunkių. Kartais būna taip, kad tu visai nenori susitikti su pačiu savim, kur tu žinodamas, aš taip galvoju, kad žinodamas giliai viduje atsakymą, tu jo nenori pamatyti ir išgirsti pats savo. O, tai turbūt irgi vienas iš tokių gąsdinančių dalykų. Na taip, nes iš vienos pusės, kad tu galėtum atjausti empatiškai, išbūti šalia, tarkim, moteris, kuri patiria smurtą, jis skambina, tai tarsi tu turėtum gyvenime irgi būti praėjus sunkius momentus, kad tikrai galėtum atjausti, suprasti, ką reiškia išbūti tą situaciją kaip jos. Bet jeigu tu patyrei taip pat smurtą psichologinį ar fizinį artimoje aplinkoje, bet tu to nesusitvarkęs dar esi, dar tai tau yra jautru, galimai tu negalėsi tinkamai konsultuoti tą moterį, nes tu būsi pati dar tame kažkokiam virpuly, dar nepragyventose emocijose. Tai kažin ar tu galėsi tinkamai konsultuoti. Tai va tas mes, ką sužinojom, svarbus momentas, kad tarsi mes turim būti praėję tam tikrus gyvenimo momentus, kad galėtume kitam paramą suteikti, nes žinom, kaip tai yra sunku. Bet antra vertus, mes turim būti jau su tuo susitvarkę. Iš tikrųjų praėję visas tuos etapus, tuos krizės gyvenimo etapus visus pragyvenę. Išbuvę ir jau tvirtai ant kojų stovinčios galim tada sakyti, dabar aš jau susitvarkiau, dabar galiu padėti kažkam kitam su to susitvarkyti. Tai man tai buvo labai irgi nauja, kai mokymus atėjau, kad gal tos moterys čia, jom pačiom gal pagalbos reikia, jų vienos gyvenimo situacija, ten sergantys tėvai, ten kitai vėlgi gyvenime patyrus tą, trečią. Ir taip, galvoju, čia jom pačiom gal reikėtų tos linijos pagalbos ar kažkokio krizių centro. Bet supranti, kad jeigu tu pats nebuvai sunkumuose ir tu gyvenai, nežinau, su tuo auksiniu šaukštu burnoj visą tą laiką ir taip jis niekada nebuvo ištrauktas,
Kas žino, ar tu tikrai galėsi suprasti tą skambinantį, kuris tiesiog sako tau, aš negaliu išlipti iš lovos ir nueiti į parduotuvę ir nusipirkti vaistų. Man tai yra be proto sunku. Tu sėdi galvoji. Sunku suprast turbūt. Ne kiekvienas gali. Aš galvoju, taip mes galim įsivaizduoti, moterys turim tą gebėjimą stiprų. Pajusti kito skausmą. Bet gal čia dar ir turi būti greta to kažkokia tai branda vidinė. Va turbūt aš labiau, ryščiau prie vidinės brandos. Ir tai net neriščiau prie metų kaip po tokių. Vidinė branda tikrai ne amžius. Nes vėlgi turbūt ir tuose tavo minėtos situacijos, kaip tu gali atjausti žmogų, kai tu nepatyręs tam tikrų situacijų, bet aš manau, kad žinok, ir tuose pačiuose mokymuose daug kas, kaip aš minėjau, atrandi save, daug atsakymų randi savo, bet turbūt tam tikrų aspektų ir išsigydai savo traumas, savo baimės, nežinau, savo kažkokius tai skaudulius, nes tau leidžia tai tame išbūti, tau leidžia tai išsisakyti. Nes aš pati iš tikrųjų, kai ir mes mokėmės, aš mūsų mokymuose turbūt pasakojau tam tikrus savo mintis ir išgyvenimus, ko aš niekam nesu pasakojus. Ir nesu pasakojus, ne dėl to, kad kaip čia į mane pažiūrės ar ką čia apie mane pasakys. Turbūt net ir nesuvokdavau, kad man tai suteikė tokį didelį, tokią didelę naštą, kuri man, sakykime, aš ją turiu ir aš jos niekada neišsisakiau, nes aš net nesupratau, kad aš ją turiu. Tie mokymai, kažkaip, nežinau, atrakino turbūt tam tikrus irgi dalykus, kur tu galvoji, šitoje vietoje nepagalvojau, šitą, nepamaščiau, dabar pasakiau, man lengviau. Tai reiškia, šitoje vietoje irgi kažką tai viduj nešiojusi, užrakinau, nustūmiau, pamiršau. Nes vėlgi manau, kad tavo paminėti žmonės su auksiniais šaukštais burnuose, nemanau iš tikrųjų, šiaip tau besakant, nemanau iš tikrųjų, kad tokių yra. Nes net ir tas auksinis šaukštas, jisai gali taip spaust tau dantis ir dantenas, kad tu tik tai kitą turbūt irgi gali atjaust, kai visuomeniai išorėje atrodo, kad, o tai ko tau čia skūstis? Tu ten aprūpintas, nežinau, finansais, tu ten turi nuostabų partnerį, tu ten turi namus, jachtas, Balį, užsienį ir taip toliau ir panašiai. Bet turbūt to vidinio aš skausmo kartais tokie žmonės, ir neišsako. Nes vėlgi, kaip ir kalbėjom pačioj pradžiai, savanorystė yra prasmė. Taip. Ir vėlgi, aš taip čia mano subjektyvi nuomonė, kad kartais tie labai, labai pasiturintis žmonės turbūt vėl nedrįsta ateiti į savanorystę iš to visuomenės suponuojamo, tai kuom tu gali padėti, jeigu tau viskas gyvenime pasisekė, ne? Tu turi visus pliusus, ką didžioji visuomenės dalis laikytų pliusais. Ir ką tu gali papasakoti. Bet aš manau, kad to vidinio nerimo, vidinio nepasitikėjimo ir vidinės baimės, mes negalim pažiūrėti, kas to žmogaus yra viduje. Nes aš manau, kad vėlgi čia gyvenam su didžiausiu savo draugu ir didžiausiu savo priešu, tai savim pačiu. Iš tiesų. Jo, nes kas man atrodo, sakykime, visiškai neverta nerimo, baimės ar kažko, tai tau atrodytų, kad aš to negaliu padaryti. Kaip pavyzdys, nežinau. Man, pavyzdžiui, jeigu aš einu su ausinuku ir man gera muzika, aš galiu šokti ir vidury miesto. Vakar tokią panelę matyti. Labai manai patiko. Manęs tai niekiek netrigerina, manęs tai nesukelia man nejaukumo, bet kitam turbūt tai yra labai didelis tabu.
Kaip aš, ta prasme, man metų ne 20, ne 15 ir aš ne paauglys, aš esu jau kaip ir suaugusi moteris, visuomenėje įsivaizduojama, kad, aš turiu jau būti rimta ten vaikus išauginus ir čia, ta prasme, vidury miesto rimtai, ne, tai aš sakau, aš galvoju, kad tas kiekvieno toks vidinis gyvenimas, jisai ne visą laiką atsiskleidžia, ne visą laiką turbūt mes ir norim. Aš pasakiau ir pati paskui pagalvojau, pasakiau apie tą auksinį šaukštą ir galvoju, čia tarsi pasakiau ir pati pagalvojau, kad aš pati su tuo nesutinku, nes ir turtuoliai verkia, atsimenu, serialas buvo toks. Yeah. Tai nėra žmogaus, kuris neturėtų kažkokių tai problemų, jo problemų. Taip, jis, jeigu savo galėjo, nežinau, metai iš mestų leisti už 1000 nueiti, susitvarkyti plaukus, tarkim, ten eurų, ar ne, pas savo kirpėją ir vieną dieną, šitą jis savo to negali ir jis leisti. Tai jam būtų didžiulė krizė gyvenimo finansinė. Jeigu taip apkarpyti savo vieną, nes anksčiau jis visą laiką tai galėjo, tai jam yra krizė. Ir tai yra jo problema, bet jis greičiausiai bus tas klientas, kur skambino, ne tas, kuris susimastys, kad man dabar jau turbūt reikėtų ne kaip susitvarkyti tos finansus, bet eiti savanoriauti. Gal čia daugiau buvo ne apie tai, kad jeigu tu turi auksinį šaukštą burnoje, tai kad kažin ar tu labai susimastai apie pačią savanorystę kaip po tokią? Taip, iš tiesų, nes čia apie galbūt tos vertybės kažkokios ar tavo aplinka, tu nematei tų dalykų aplink save, tu nežinai, kad jie egzistuoja. Čia atsimenu, net pasaka kažkokia buvo, skaičiau, tokia, kur būna edukuojanti, apie tai, kad kai tu gyveni rūmuose, tu matai tik grožį, gėrį, tu esi tokia graži siela, tokia nekalta, tokia nepaliesta. Ir ta princesė išeina ir ji pamato pirmą kartą, kad vis dėlto yra alkstančių. Ir ji nesupranta, jinai nežinojo, kad iki tol, jinai pirmą kartą suprato, kad yra toks dalykas kaip alkis žmonių. Ir čia kaip Marija Antonetė, sakė, tai jeigu jūs neturi duonos, tai valgykit pyragus. Taip, ir jinai buvo beveik ten kelių metų mergaitė, tai jos buvo toks mąstymas, o čia nuskambėjo, mes įsivaizdavom, kad jeigu jinai karalienė, tai jinai ten turėtų būti kažkokiam amžiui, o ji tapo labai jauna ir ji tiesiog kaip vaikas pasakė, tai nežinojo, kas yra alkis, kas yra skurdas. Tai galbūt aš daugiau čia į tai susisėtų, kad kol tu nepatiri kažkokio tai patirties, būtent, kad gali būti sunku, gali būti nelengva, gali būti ta krizė, tai tau nekils minčių, kad yra daugiau tokių ir kuriem galbūt netgi labiau reikia tos pagalbos negu tau. Tai auksinis šaukštas, kol jis neiškrenta, kol tu nesupranti, kad velnias, aš prarandu pajamas, aš pajutau nesaugumą kažkokį gyvenime. Čia pirmas žingsnis link suvokimo, kad tą nesaugumą patiria žmonės. Vis dėlto patiria ir gal net sunkiau kitiem negu tau. Tai tada tas žmogus jau jisai nebėra jau toks jau nepaliestas tų sunkumų ir tada gali jam kilt minčių vieną dieną. Žiūrėk, man kažkas padėjo, kai man sunku buvo, ištiesė pagalbos ranką, kaip faina, aš atsistačiau, sustiprėjau, gal aš galiu tada tą pagalbos ranką ištiest kažkam. Yra tokių milijonierius, tas, ar ne tai Geitsas, ar ne? Bilas Geitsas. Jo. Nes Steve'as Jobsas, tai amžinatelis. Bet Geitsas, jisai vienas iš tų, kur labai daug labdarų užsiimančių milijonierių, ten milijardierių ar kiek ten tų nulių pas yra sąskaito ir jisai daug skiria tam. Tai jis labai turtingas, bet jis kažką, aš manau, vis tiek, ne visada jisai gyveno tuose rūmuose, kaip ta princesė, kur nebuvo niekad išėjęs ir už jų ribų.
Tai čia gal daugiau apie tą auksinį šaukštą, tai čia sąsaja tokia būtų. Dabar vat, mum bekalbant, man šiaip tokia kilo mintis, kaip galvoji, atsiradus dirbtiniam intelektui, ne? Po kokių, 5 metų, kai čia viskas taip greitai, ar išliks emocinės pagalbos linijos? Ne? Ar emocinės pagalbos linijoje bus tik tai dirbtinis intelektas, kuris apmokytas teikti emocinę pagalbą? Beje, pasidalinsiu su tavim, vakar ar už vakar per vieną laidą girdėjau ir žiūrėjau, kad KTU mokslininkai šiuo metu kūrė, o dabar tiksliai tau nepasakysiu, turbūt appsą, kur dirbtinis intelektas iš balso gali atpažinti, ar žmogus serga depresija. Ir dabar tą dirbtinį intelektą apmoko. Buvo iš tikrųjų labai įdomus interviu. Ir kad tam dirbtiniam intelektui nėra skirtumo, kokia tai yra kalba. Ar tam anglų, ar lietuvių, ar taip toliau. Jisai atpažįsta depresiją pagal balso virpesius. Tembras, ar ne? Virpesiai. Jo, kadangi depresija bet kokiu atveju kerta per žmogaus judėjimą ir judrumą, pavadinkim taip, tai mokslininkai nustatė, kad ir lygiai taip pat balso stygos jos juda mažiau. Ir pats mokslininkas sakė, kad bandė ir apgauti tą savo mokomą dirbtinį intelektą ir ten visaip verkšlent ir visaip kaip. Ir ne, jisai tam nepasiduoda, tik tai tiek, kad yra mažai, kol kas surinkta mažai pačios medžiagos. Nes, tikėtina, kad aš taip galvoju, kad ir ne visi žmonės pasiryžta mokslo labui leisti įrašinėti savo balsą ir išrašinėti savo istoriją. Tai grįžtant prie mano klausimo. Kaip galvoju, ar išliks pagalbos, emocinės pagalbos linijos? Jo, įdomus klausimas čia toks. Tai jeigu mes aplamai po 5 metų nepatirsim kataklizmų kaip žmonija, nesusinaikinsim dalinai ir vėl nebus kokie viduramžiai dėl visokių karų ir bombų, tai dirbtinis intelektas, jis neturi emocijų, čia vienas dalykas. Čia emocinės pagalbos linija. Kaip įrankis kažkoks žmogui, kuris nedrįsta paskambinti į emocinės pagalbos liniją ir kalbėti su žmogumi, gali kažkokią tai pagalbą jisai suteikti. Vis tiek tai yra kažkokie tai ten algoritmai, pagal kuriuos jis atsakinės, priklausomai nuo to, ką žmogus kalba. Bet man kažkiek tai dar norisi tikėti, kad žmonės norės likti žmonėmis ir bendrauti su žmonėmis, kaip gyvūnai, jiem reikia kitų gyvūnų. Ir man atrodo, tame ir yra prasmė, kad tu kai skambini ir tau reikia emocinės pagalbos, tai tau reikia žmogaus kito žmogaus atjautos. Ir labai liūdna būtų, jeigu mes apgaudinėtume tos žmonės ir ten pastatytume kompą, kuris pagal algoritmą jam kažką tai sako, arba, bet to įdomu, kaip jis pasirinks, ar toliau tylėti algoritmas, pagal ką bus paskaičiuota, kiek reikia patylėti ir kada sakyti o kada užduot klausimą. Bet labai įdomu, kaip tas kompas pasirinks, kaip jis paskaičiuos. Nes aš irgi pagalvojau apie tai, kad turbūt toks, kaip čia, pagalvė, tokia pirminė pagalvė, tai turbūt iš dirbtinio intelekto, manau, kad tikrai jinai atsiras tam, kaip čia, pirminiam kontaktui, nes dabar bet kokiu atveju atsiliepia savanoris. Bet manau, kad dirbtinis intelektas artimiausių metų, vėlgi aš negaliu sakyti niekada, kaip sako, niekada nesakyk niekada, bet artimiausių metų turbūt neatstos žmogaus būtent iš tos
emocijų platumo spektro. Nes vėlgi, turbūt ir pati sulauki skambučių, kad kartais tau, kai kažką pasako į ragelį, yra vidinis pasimetimas arba yra vidinis pyktis. Ir bet kokiu atveju tu, nors ir pavyzdžiui, aš stengiuosi su savim susitvarkyti ir save pasakyti, kad tokiai čia ne apie mane, žinai, bet turbūt kartais aš pagalvoju, tam skambinančiajam tai irgi labai, labai daug groja. Nes pripažinkim, ne visi skambina į tas linijas tada, ne visi skambina į tas linijas pagal jų tikrąją paskirtį, ne? Būna tokių ir žaidžiančių skambučių, būna tokių ir provokuojančių, būna ir tokių, kad, nežinau, pažiūrėsiu, ką tu man atsakysi. Taip. Būna tokių, kur, nežinau, žmonės agresyviai bendrauja. Visų jų tokių būna tikrai ir mano kaip pat žmogaus emocijos irgi lygiai taip pat atvibruoja į tą skambutį. Na, ir jeigu žmogus tikisi, kad jisai ten man papasakos kokį, nežinau, kažkokią tai jo manimų iš koto verčiančią istoriją, mane irgi lygiai taip pat iš koto išvers, tai žinai, tai irgi tam tikrose momentuose taip, tai būna toks, pasimetimas, bet kitų momentų galvoju, įdomiai ir vėlgi turbūt tų pačių skambintojų lūkestis yra to žmogiško pasimetimo, ne, ar žmogiško paguodimo. Taip, o ne rimtų atsakymų, nes man labai įdomu būtų, tarkim, dirbtinis intelektas, kaip jisai veiktų, aš tiek daug nežinau, bet kaip suprantu, jis logiškai stengtųsi turbūt atsakyti į tai, ką žmogus sako, daro. Ir, būna tie etatiniai, mes vadinam, skambintojai su keistais psichiniais sutrikimais ir jie kalba tokius dalykus. Ir įdomu, kaip gebėtų dirbtinis intelektas atrinkti, kad tai nereikia atsakinėti rimtai tuos klausimus ir suteikti pagalbą. Iš tikrųjų, kai sako, mesgi jaučiam, kad tai yra mes jaučiam, tame ir yra skirtumas. Ir dirbtinis intelektas, kaip suprantu, tai remiasi daugiau, kaip imkim žmogaus smegenų dalis, yra loginis mąstymas. Bet mus gyvenime veda kita smegenų dalis, yra pagrindinė, kuri mums daug dalykų sprendžia. Tik vėliau irgi suprato neuromokslininkai, kad būtent atsakingi už jausmus ir pajautimą, nuojautą, tokį dalyką, kaip sako, mes jaučiam, kaip reikia daryti. Tai yra tas pojūtis. Tai yra be galo svarbu. Ir jeigu tai išimsi žmogaus, tai jisai neveiksnus taps normaliai. Ten irgi yra atvejų tokių, kai buvo pažeista tas smegenų dalis, kuri atsakinga ir liko jam tas loginis mąstymas ir vertinimas. Tai žmogus nesugebėjo gyventi normalaus gyvenimo. Tai vis dėlto, kadangi mes turim tiek daug informacijos apdoroti ir priimti tą sprendimą, mes dažnai šablonais tais naudojamės, patirtimis jau buvusiomis. Ir mes iš tikrųjų, kai kalbam jau dabar ne pirmą kartą su tuo klientu, mes tiesiog jaučiam ir žinom. Aš lygiai taip pat man paskambina, aš suprantu, kad man skambina žmogus su depresija. Man nereikia dirbtinio intelekto šalia pasistatyti, kad jis įvertintų. Aš už pirmų žodžių jaučiu, kad skambina mergina, kuris serga depresija, ir jau tada užduodė klausimą, ar tai yra, kad suprastum, ar tai yra tiesa, ar jinai išgėrus vaistus, ar jinai laukia, kol jie suveiks, ar jinai jų nenusipirko, paaiškėja. Tai, mes esam dirbtinis intelektas, bet tik paturbintas. Mes turim dar tuos gebėjimus, kurių dar iki šiol, man atrodo, arba kiek aš žinau ir skelbiama, dar nėra tai programos išvystytos, kad galėtų viską atliepti. Bet turbūt ir bus, aš taip galvoju, kad tikrai dirbtinį intelektą pasitelks, bet turbūt pasitelks tiem žmonėm, kuriem tiesiog reikia, pavadinkim taip, ausies.
kuriem tiesiog reikia, kad jų išklausytų. Jiem nereikia, kad juos atlieptų. Jiem tiesiog reikia, kad jų išklausytų. Taip. Viskas, nes tikrai yra tokių, kurie pasiskambina, papasakoja savo istorijas, pasako, ačiū, kad išklausėt ir padeda ragelį. Tai tokius turbūt, aš taip galvoju, kad tokius turbūt galima būtų pasinaudoti. Bet vėlgi grįžtant prie tų skambučių, kur ateina tikrai su tokiais giliai jausminiais dalykais, tai jo, aš irgi manau, kad artimiausiu metu nepakeis žmogaus. Na taip, ta tema buvo net keista, kad gal ir nekeista. Ten grupėje psichologijos, ten Facebook'e, užmačiau, kad apie tai, kad kam dabar tų psichologų, juk dabar yra dirbtinis intelektas ir tu ten gali su juo pasikonsultuoti su visko, ko tau reikia ir gausi tą patį. Toks buvo numestas. Ir buvo, žinoma, tas klausimas sukėlė nuomonių bangą ir, taip, jo, buvo tų, kurie rimtai sako, tai aišku, aš puikiai naudojusi tiem klausimam. Pavojinga. Jeigu rimta problema, pavojinga, taip, kad žmonėms suponuojama nuomonė, kad tai yra tas pats, kad tai gali tau suteikti tą pačią paslaugą, pasikalbėjimą su programėlė dirbtinio intelekto, tas pats, kas nueit pas psichologas, pas specialistą. Žinant, kaip veikia tie algoritmai. Bet žmonės nežino ir tai yra pavojinga. Aš iš tikrųjų pati esu bandžius, kaip aš sakau, pažaisti su dirbtiniu intelektu tokiu būdu, uždavinėdama klausimus, sakydama, šiuo metu man yra sudėtinga situacija ir taip toliau ir panašiai. Tai aš tau iš savo patirties galiu pasakyti, kad turbūt, taip, jisai, kadangi yra apmokytas, turintis labai daug informacijos, taip, jisai atsako tau ir sakykime taip, tokiais klausimais, kurie tau tikrai verčia pagalvoti ir tikėtina, kad žmogus tau taip pat atsakytų. Bet yra vienas bet. Jisai atsako labai greitai. Ir jisai nepalieka tos pauzės, kurią tu vis tiek gauni bendraudamas su žmogumi. Nes tu paklausdamas klausimą, tu pamastai, atsakai ir ne visą laiką kitas žmogus tau iš karto užduoda klausimą. Aš iš kitos pusės į tą pažiūrėjau, kokias man mintis sukėlė tas ir kodėl, sakau, man pasirodė neramu, nes visų pirma, kai aš einu su tikslu ieškoti psichologinės pagalbos, aš turiu kažkokius tai gebėjimus pasakyti, užduoti klausimą, tarkim. Ir tai prieš mane kompas arba žmogus. Tai yra, kaip aš suprantu savo jausmus, gal visai ne tame esmė. Bet dirbtinis intelektas, jisai nekvestionuos mano būklės, psichologinės, kas man yra, jis manęs net nemato. Aš jau nekalbu apie tai, kad didelę dalį informacijos žmogus apie žmogų gauna iš jo neverbalinių veiksmų. Iš tai, kaip jis atrodo, kaip jo veido mimika, kaip jis užduoda klausimą, ar jisai atsakydamas, ar jis tikrai atsako nuoširdžiai, ar jis kažką slepia. Tai žmogus įvertinti kito žmogaus būklę gali 80% mums suteikia kūno kalba. Įdomu, kaip dirbtinis intelektas. Tai gal bus kameros, nežinau, gal ateityje dar ištobulės ir jis per kamerą galės tave įvertinti. Bet jau nekalbu apie tokius dalykus kaip ironija, ką žmogus turi. Sarkazmas, ironija. Tai daug gali tau duoti informacijos. Apie tavo išsilavinimą ir gebėjimą parašyti teisingai ir suprasti savo jausmus. Jeigu tu turi psichologinių problemų, ar tu iš vis turi gebėjimą savo jausmus, suprasti, kas su tavim vyksta tuo momentu. Ir tu konsultuojasi su dirbtiniu intelektu, kur labai daug kas priklauso nuo to, kaip tu suformuluosi užklausą.
Tai yra didžioji dalis priklauso nuo tavo tavo tą atsakymą, kurį tu gausi. Tai labai faina, jeigu mes visi tokie būtume išsilavinę ir naudotume šį nuostabų įrankį, sugalvotą labai protingų žmonių, mokslininkų. Bet tai vat aš tame ir matau pavojų, kad žmonės labai ribotų galbūt gebėjimų pasirenka eiti pagalbos ieškoti, tiesiog savo telefone, o ne sumokėti, kad ir ten, kiek ten yra nemokama psichologinė pagalba, bet nueiti vis dėlto pas tą žmogų, pas specialistą. Tai va, tai čia man su tuo buvo tokių klausimų ir tokių dvejonių. Ar visada mums labai pasitarnauja taip, kaip mes norėtume tos technologijos. Bet aš vis tiek galvoju, kad jos daug toliau pažengs ir tai tikrai bus viena iš substitucijų, vienas iš pakaitalų psichologam, psichoterapeutam, psichologam turbūt labiau. Taip, juo labiau, kad mažėja tų specialistų, čia bus didelis įsigelbėjimas, mažėja gimstamumas, mažės tų žmonių iš tų atrankos eigoje, kurie vis dėlto gebės būti medikais. Da to toks bus įsigelbėjimas mūsų technologijos, kai žmonė pasieks kažkokius tai demografinius iššūkius didelius ir reikės tų specialistų ir dar išsilavinusių specialistų ir ta medicininė pagalba turbūt iš tų geriausių žmonių ne visiems bus įperkama, tai žmonės naudosis pigesnių variantų dirbtinių galimai intelektų. Ir dar priklausys nuo to, ką jie per kokybę gaus, tai kiek jie sumokės už tą technologiją. Jeigu tu būsi turtingesnis, susimokėsi, gausi geresnį įrankį, o kiti tą nemokamą turbūt, kaip ir dabar yra. Tai va, tai... Po 10 metų galėsim irgi apkalbėti šitą situaciją, nes aš sakau, aš tai galvoju, kad tikrai bus, tikrai ateis, nes yra tam tikrų žmonių, kurie vis dar kuklinasi kalbėti, vis dar nedrįsta pasakyti, kad gyvenu su tuo ir tuo viduje, su tuo sunkumu. Yra žmonių, kurie nedrįsta ieškoti kito žmogaus, nepažįstamo žmogaus pagalbos, tai manau, kad taip, tai bus vienas iš variantų. Vėlgi klausimas turbūt yra tas pats, kuris ir visą laiką, kaip jisai bus apmokytas pats intelektas. Ir kiek jisai plačiai galės pateikti. Bet vėlgi, grįžtant prie savanorystės, aš manau, kad tai būtų vienas iš tokių pagalbos įrankių, turbūt patiems savanoriam, kad sakau, kad tiem, kurie skambina išsipasakoti, išsikalbėti ir kuriem reikia tik tai ausies, ir tie, kurie etatiniai, kaip mes žinom, taip, kurie nieko naujo nepasako ir papasakoja tą pačią istoriją, kad ir kiek kartų skambintų, tai turbūt irgi tai yra tas toks dabar jau iš savanorystės pusės, iš savanorių pusės to tokio tam tikro psichologinio varginimo nuėjimas, jeigu taip galima būtų pasakyti. Iš kitos pusės tai mane labai ugdo. Manau, kantrybė labai padeda ugdyti, kantrybė tiem žmonėm, būtent jie paskambina ir žinau, kad čia tas pats žmogus su tom pačiom problemom, arba jisai tau iškart pareiškia kažkoks, kad aš tiesiog noriu išsikalbėti, kas man įvyko, toks tikslas, ir aš kantriai išklausau. Tai ugdo mano kantrybę tiem žmonėms su tom psichologinėm problemom. Ir aš pagalvoju, nebūkim naivūs, būna pas psichologus, ateina žmonės, kuriem tiesiog jie neturi kam, jiem reikia išsikalbėti. Ir kaip mano aplinkoje yra žmonių, sako, aš nueinu išsivalyti. Tiesiog išsivalu.
nei ten siekia kažką pakeisti savo gyvenime, nei išgyti, patobulėti, pasiugdyti. Turbūt eitų pas coacherį, jeigu norėtų pasiekti kažkokius tikslus gyvenime, bet eina pas psichologą tiesiog prasivalyti, kaip sakant. Tai va. Tai ir jie sėdi kantriai, tiesiog gauna už tai atlyginimą, aišku, tas turbūt padeda ugdyti kantrybę irgi. Bet, na, taip, būtų įrankis, dirbtinis intelektas čia kaip po įrankis galima išvelgti, gal ateityje ir bus naudojamas, kad būtent nuimti, kaip tu sakai, naštą nuo savanorių. Tam tikrą prasme, sakau, man dar galbūt, kadangi tai nėra metai iš metų, tai netaip vargina, iš tikrųjų, bet galimai jeigu aš jau kokius kelintus metus klausysiu to paties skambučio iš tos pačios moters su ta pačia problema, tai kitaip kalbėsiu. Na. Tai dar toks į tą temą klausimas gal būtų, kaip su lūkesčiais? Ai, su lūkesčiais, su kokiais atėjau ir kokius gaunu? Iš tikrųjų, nežinau, turbūt vienintelis mano net nelūkestis, aš taip galvoju, kad mintis, su kuria ėjau, tai buvo tas padėti žmonėms, padėti moteriams, joms su sunkiu metu padėti taip, kaip aš galėsiu padėti. Tai net nežinau, ar čia lūkestis, žinai, mano buvo. Mano turbūt tokia misija buvo einant ten ir vizija. Ar man tai šitas savanoriavimas, ar man tai atliepia? Tikrai taip. Aš sulaukiu tokių skambučių, kur aš jaučiuosi, padėjau. Turbūt vėlgi įsijungia perfekcionistas, galbūt galėjau padėti geriau, bet niekiek nesigailiu ir kartais, žinai, būna, kad aš net tos budėjimus susidedu, pavyzdžiui, 3 dienas vieną po kito, arba 2 dienas vieną po kito. Jo, bet kai vieną dieną sulaukiau 10 skambučių ir kitą dieną 7, tai žinok, supratau, kad gal visgi reikia pertraukas. Jo, nes tikrai 10 skambučių, vargina. Taip. Vargina. Sutinku. Nes su kiekvienu turbūt vėl, skambučiai nelygu. Nebuvo visi tokie sudėtingi, reikalaujantis daug psichologinio resurso, bet turbūt vėlgi, aš asmeniškai dažnai esu tame laukime, kur aš laukiu skambučio, aš galvoju, koks tas skambutis ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai turbūt tos savanorystės, ne veltui, jos yra suskirstytos valandom ir kiek tu turi pasavanoriauti per mėnesį, nes turbūt kiekviena diena, jeigu tai taptų ne savanorystė, o darbu, tai manau, kad aš kaip iš personalo srities, manau, kad kaita tokių darbuotojų būtų didelė. Reikėtų daugiau, kad žmonės skirtų to procento paramo šitai organizacijai. Taip. Tavo pačios? Lūkesčiai. Mano gal netoks kilnus buvo pirminis, nes tai buvo daugiau mano labai didelis noras kažką naujo, išmokti įgūdžių, įgauti kažkokių tai naujų per mokymus ir per darbą savanorystėj. Tai toks daugiau apie saviugdą, apie tokį tobulėjimą savęs. Ir galbūt tai, ko nesitikėjau, išpildė tokį matomai ir reikalingumo, kažkam pasitarnauti, tas netikėtas toks, nebuvo lūkestis, bet netikėtas atradimas, kad tai didžiulį pasitenkinimą teikia. Gal net didesnį iš tikrųjų negu tie mokymai, tos kompetencijos kažkokias, kurias tu įgauni konsultuodama žmonės su visokiom problemom. Tai šitas dalykas. Tai tie lūkesčiai kažkokie labai,
kad ir nebuvo tokie per dideli užsikelti. Ir geriausiai tai ir turbūt ir eiti į kažkokį tai dalyką, neužsikeliant per nelyg didelių lūkesčių, nes jie paskui, jeigu nepasiteisina, nusivili, nerandi tai, ko tu čia labai įsivaizdavai, kad čia bus labai didelis dalykas. Čia visi tau dėkos ir sakys, kokia tu gera, kaip tu čia nesamanaudiškai padedi. Su tokiu lūkesčiu atsargiai reikia. Nes ir tų padėkų ne visada ten tiek gal daug sulauksi, kiek tikėjais iš tų žmonių. Ir kai tu nesitiki, tai būna labai malonu, kad sulauki ir tų padėkų. Kokios tavo mintis po viso šito mūsų pasikalbėjimo? Gal pačiai netikėta, kad nuo to, kad tai, kad tu nueini su tikslu duoti, bet pats gauni labai daug. Pats gauni turbūt daugiau negu kad duodi, aš taip galvoju. Ir atrodo čia, oi, kaip čia banalu, ir oi, kaip čia nuvalkiota mums tos tiesos gyvenimo. Ir vis dėlto, tos tiesos gyvenimo yra tiesos, tai yra tiesa. Kad netikėtai tu didžiulį savo egoistinį dalyką, pasitenkinimą, savo tokį patenkinį, tiesiog eidamas, darydamas kažką tiesiog gero kažkam tai. Duoti. Ir labai didelį dopaminą tai ten pagamina ir ten tas visas jisai ten sproginėja. Kai išgirsti, ačiū jums, kad išklausėte, ačiū, kad esate. Ir kaip faina, toks, pasiglostai save taip. Jo, bet čia žinai tas tavo labai gera mintis, kad duodi ir aš turbūt papildyčiau, kad duodi net nežinodamas kam. Nes dažniausiai, kai tu duodi, tai tu žinai, matai, ne? O čia taip. Tu net nežinai kam. Tu atiduodi visatai turbūt. Visata tau duoda karmos taškus, tu gražini. Labai, labai gerai. Gražini. Man tai užkliuvus buvo viena tokia mintis, kad laikas, kurį dovanoji kitiems, niekada nebus prarastas laikas, nes laikas yra mūsų didžiausias turtas. Tai tai turbūt su tuo aš norėčiau baigti. Laikas mūsų didžiausias turtas. Ir jo mes taip šiomis dienomis vis ieškome kažkur pametę ir bandom rasti to laiko. Ir atrodo, kitam iš tiesų, dar čia pabaigai taip uždaryti, kai, kad tu čia užsiemi savanorystę, o tai čia kaip čia suprasti, tai čia nemokamai. Ir išmuša iš taip, todėl ir vadinasi savanorystė. Taip, nemokamai. Turbūt tas žmogus dar kitas. Tai tu čia turi matyti marias laiko, kad gali sau tai leisti. Irgi gali taip atrodyti. Gal jo, aš vakare ten vietoj filmo, skrolinimo telefone pasirenku laiką skirti tam. Tai mes visi vienodai to laiko turim, nei daugiau, nei mažiau, žiūrint, kaip mes jį paskirstome ir kam jį skiriame. Jo, bet čia, žinai, vėlgi, turbūt nuo požiūrio kampo priklauso. Ar čia laisvas tavo laikas ir tu įskiri, ar čia yra laikas savo su tam tikra savirefleksija, su tam tikra savo misija. Nes varu niekas nevarė į tą savanorystę. Niekas nesakė, žiūrėk, dabar kas mėnesį paukosi tiek ir tiek valandų, tu pats savanoriškai supratai. Taip. Ir čia turbūt tame irgi yra esmė, kad tu gauni, labai daug gauni. Bet kiti žmonės tiesiog norėjo pasakyti, būna tokių, kuriem tu čia nemokamai, tai iš karto švaistai savo laiką, jeigu nemokamai, kas tau negerai. Tai požiūris į savanorystę, kai kurių, kurie, greičiausiai nelabai. Ten jie, gal bus gyvenimo etapas, kada vis dėlto pribręs, tik tu žodis tokiam dalykui, kad yra prasmė tame.
nors neatlygintina, materialiai neatlygintina. Bet čia vėl, žinai, toks noriu tau paprieštarauti. Aha. Nes, atlygintina, nes va, vien jau tai, kad mes susitikom, man tai yra labai didelės atlygis. Materialiai, sakiau, ne. Paskui pasitaisiau, materialiai. Materialiai, man vis tiek kavos pasitai. Ir tai va, ir dar tas, kad, tai turbūt tu čia turi krūvas laiko, aš laiko tam nerasčiau. Pabandyk. Vėlgi, tai yra, visi turim tą patį laiką. Ir nerasčiau laiko, aš randu būna 4 ryto atsikeliu ir budžiu. Arba, vėlgi gali rinktis, iki vidurnakčio savo tą vakarą, kur tu kažkaip kitaip gal tą praleis pasirinkti. Čia yra pasirinkimo dalykas, nes yra tų valandų 24 valandos per parą, kada gali savanoriauti. Tai ir aišku, taip yra žmonių, kurie negali ir todėl mes visi nesavanoriavom, nes ne visi galim savo tai leisti. Sutinku irgi, kai kiti savo neleidžia savanoriauti. Ir gaila, nes daug praranda. Pabaigai tokia mano mintis. Tai ačiū tau. Iki kitų susitikimų. Ačiū, pakalbėsime kitą kartą kokią nors temą. Šį kartą mums labiausiai aktuali ir noras įsikalbėti būtent buvo šita mūsų tema savanorystės, kuri mus ir suvedė draugėn. Ačiū jai ir kitą kartą pakalbėsim kokią nors įdomią temą mums moterim pataukšti.